Mieli studentai, sveikinu Jūs prisijungus jau prie trečiosios modulio nacionalinis saugumas temos pavadinimu teoriniai požiūriai į nacionalinį saugumą. Taigi, kaip ir kiekvienos paskaitos pradžioje, visų pirma kviečiu Jūs pabandyti savo atsakyti tris klausimus. Kaip manote, kokie teoriniai požiūriai analizuojantis nacionalinį saugumą apskritai egzistuoja? Kuo galėtų skirtis galios ir taikos požiūriai į saugumą arba galios ir taikos sąvokų skirtumai saugumo užtikrinimo kontekste? Ir pabandykite prisiminti, ar kada nors esate susidūrę su realizmo, neorealizmo, liberalizmo ar neoliberalizmo teorijomis. Jeigu pabandėte savo atsakyti į šios klausimus, tuomet periname prie svarbiausių struktūrinių dalių. Visų pirma, šios temos tikslas. Ir kaip jau galėjote suprasti, šios temos tikslas yra susipažinti su pagrindinėmis nacionalinio saugumo mokslinėmis teorijomis, jų taikymo Lietuvoje ir kitose vakarų valstybėse ypatybėmis. O tam, kad galėtume išpildyti šį tikslą, mes išsikeliame tris temos klausimus. Pirmasis šios temos klausimas yra galios ir taikos požiūriai į saugumą. O tam, kad juos atskleisti, aš labai tikiuosi, jog jums pasirodys įdomus šerifo plėšikų uolos eksperimentas, su kuriuo ir susipažinsite. Antrasis klausimas be abejo apims realizmo ir neorealizmo požiūrį į saugumą ir atskleis šių teorijų panašumus ir skirtumus, kaip ir trečiasis klausimas, kuris atskleis panašumus ir skirtumus tarp liberalizmo ir neoliberalizmo požiūrio į saugumą. Šių temų pabaigoje galėsite šias keturias teorijas palyginti tarpusavėje pagal tam tikrus išskirtus aspektus. Pavyzdžiui, tokius kaip žmogaus prigimtis, veikėjų motyvai, tarptautiniai santykiai ir taip toliau. Kuomet jau atsakysime į temos klausimus, kaip visuomet pereisime prie to, kas yra būtina. O jūs žinote, kad būtina yra susipažinti su pateikta medžiaga ir atlikti savitikros užduotį numeris 3 – teoriniai požiūriai į nacionalinį saugumą. Labai svarbu, jog jūs, kaip ir visuomet, nepamirštumėte, jog galite užduoti su šia tema susijusius klausimus, diskutuoti su kolegomis, užduoti klausimus dėstytoje ir diskutuoti su dėstytoja bendroje diskusijų skiltyje pavadinimu klausimai, atsakymai ir diskusijos. Na ir bene svarbiausia dalis – grįžtamasis ryšys. Kadangi man išties rūpi jūsų nuomonė, paskaitos pabaigoje kaip visuomet pasidalinkite, kaip sekėsi studijuoti, tai yra, ką naujo sužinojate, kas buvo sudėtinga, galbūt kažkas buvo per lengva šioje temoje, kaip šią temą papildytumėte, būsiu jums labai dėkinga. Taigi, kviečiu jūs į trečią temą teorinį požiūrį į nacionalinį saugumą ir net nebejoju, kad susipažinę su šia tema, gebėsite puikiai atskirti galios ir taikos požiūrius į saugumą, apibūdinti realizmo, neorealizmo, liberalizmo ir neoliberalizmo teorijų idėjas, įvardinti pagrindinius jų atstovus ir esminius teorijų skirtumus. Linkiu jums turiningo laiko ir sėkmės. Dėkoju.